O, sveikučiai. Sėdžiu Volvikiai va šiam. Išlipkim į lauką, apžiūrėkim iš lauko, paskui pažiūrėsim vidų. Dar kartą. Tamsiai pilka spalva, tvarkingi, gražus ratai, stabdžių diskai, padangos. Ant kėbulo tokių minimalių naudojimo žymių tikrai yra. Minimalių, nedidelių. Bet šiaip tai nieko čia tokia. Varikliukas dirba gerai. Ekologijos vietoj, iš kvapo užuodžiu. Vidus oda medžiaga, kombinuotas, tvarkingas, nenubraižyta, nenudaužyta. Sėdynės savo vietoj, viskas kaip priklauso. Va čia, nuo alkūnės. Matyt, pas kažką buvo labai aštri alkūnė ir nugrandė. Tai paskaitom. 2011 metų, 2 litrai, 102 kW. Dizelinas, automatas, 2 šiam rida, 6.1 pradinė, bet negalutinė kaina. Taip, čia medija, navigacija, radija, automatukas, rida 261, autopilotas, šviesos automatinės, langai, veidrodėliai elektrifikuoti, 2 rakteliai. Šiaip jo iš tikrųjų tvarkinga mašinėlė. Aš savo darbą padariau, o jum belieka atvažiuoti, pasibandyti, prasivažiuoti ir manau, kad nenusivilsit. Tam karteliui tiek. Iki.